Sveiki, brangūs žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš Berlyno. Į šį miestą atvažiavau traukiniu, iš Lenkijos, iš Katovicų, visas maršrutas iš Peremislio, Peremyslis Berlynas, taip pat galima ir iš Varšuvos atvažiuoti. Šiame mieste prabūsiu keletą dienų, pafilmuosiu įdomiausias vietas, mane labiausia domina tokios istorinės vietos. Taigi važiuoju dabar į Potsdamą, turiu bilietą visai dienai, ABC, kuris apima visą miestą ir už miesto, ir noriu pamatyti Potsdamą, būtent tą vietą, kur vyko konferencija sąjungininkų, kada buvo nugalėta Vokietija. Man reikalingas metro, bus keli persėdimai, dabar man reikia U7 metro. Pavažiavau metro, 3 sustojimus nuo tos vietos, kur aš gyvenu, dabar reikia persėsti į kitą transportą, kuris pavadintas S raide. Pirmą kartą Berlyne, tai šiek tiek yra reikalų susigaudyti šiame transporto raizgalyne, bet parodyta S raidė. Vadinasi, reikia man ten eiti. Bilietą aš esu nusipirkęs visom zonom ABC, kad nekiltų kažkokių man klausimų. Parai laiko kainuoja 12 eurų su centais. Būtent, kad iki Potsdamo nuvažiuoti arba iki kitų tolimesnių tokių objektų reikalinga, kad būtų ir C zona. Kad į Potsdamą nuvažiuoti reikalinga S7 linija. Parodyta netgi yra Potsdamas S7, laukiu traukinio dabar. Su tokiom grotom pas juos maisto automatai. Tokiame bilietų aparate pirkau bilietą dienos, visos paros 24 valandų. Atvažiuoja S7 į Potsdamą. Potsdamo stotis, dabar man reikia susirasti tramvajaus liniją, pavažiuoti kelis sustojimus į kitos vietos, kur yra tas pastatas, kur vyko konferencija. Pereisiu šiek tiek per Potsdamo senamiestį, toks gražus pasirodė senamiestis. Štai kažkokie tai vartai, pro čia važiuoja tramvajus. Potsdamas po Vokietijos padalinimo priklausė Rytų Vokietijai. Yra išsaugota labai daug istorinių pastatų, nesunaikinti. Labai ramus, toks jaukus miestelis, turbūt čia gyvena daug Berlyno elito, nes namai tokie prabangus. Parkas miesto, pereisiu, pasivaikščiosiu. Buvo galima ir autobusu privažiuoti beveik iki tos vietos, kur aš noriu, bet nusprendžiau pereiti, pamatyti šiek tiek šio miesto. Potsdame štai toks yra ežeras ir tokis va pastatas senovinis. Nežinau, kas čia per pastatas buvęs, bet va prie pat ežero stovi štai toksai su tokiom kolonom senoviniam. – 35 kilometrai nuo Berlyno centro yra šis miestas. Įdomi tokia piramidė parke yra, netgi su senovės Egipto hieroglifais. Nedidelė, maždaug apie 20 metrų aukščio bus. Ir įėjimas yra į vidų, bet užrakintos durys. Štai ši vieta, kur vyko Potsdamo konferencija. Atvažiavo Amerikos prezidentas, atvyko Britų premjeras, iš pradžių Čerčilis, paskui jį pakeitė kitas.
Ir aišku, Stalinas čia buvo. Į Vokietiją jis atvažiavo traukiniu, taip kaip skraidyti jisai bijojo. Šis susitikimas vyko pasibaigus karui, praėjus 2 mėnesiams, ir čia buvo sprendžiama daug klausimų, kurie iškilo po karo, kaip padalinti Vokietiją, kaip ją prižiūrėti, kokią valdžią paskirti. Ir taip pat, aišku, buvo sprendžiama kitų tautų, ypač rytų valstybių tautų padalinimas. Nubraižė sienas, kiek atiteks Lenkijai. Taip pat sujungta buvo kitos valstybės, Čekija, Slovakija į Čekoslovakiją. Ir, kas labai gaila, nebuvo pagailėta Baltijos šalių ir jos buvo paliktos SSSR sudėtyje. Niekas nedrįso prieštarauti Stalinui dėl tokių valstybių kaip Lietuva. Tiesiog nenorėjo su juo pyktis, palaikyti norėjo gražius santykius. Ir tapo nebeaktualu Lietuvos laisvė, Latvijos laisvė, Estijos. Taip ir buvom įkalinti sovietiniam režime dar 50 metų. Štai čia, šioje vietoje sprendėsi ir Lietuvos likimas. Ir dėja, ne į mūsų naudą buvo nuspręsta. Ir štai čia yra pagrindinis kiemas. Iš šios konferencijos per šias duris išeidavo pasaulio galingieji. Pasivaikščioti, parūkyti, pakalbėti. Ir yra padaryta bendra nuotrauka, kurioje jie visi 3 yra nusifotografavę. Tai būtent šioje vietoje, kur dabar stoviu, netgi išlikęs tas pats vazonas gėlių. Čia buvo gėlės jame. Sėdėjo nuo šios vietos ministras pirmininkas Anglijos Richardas Atlė. Per vidurį Trumanas, JAV prezidentas, ir šioje vietoje Stalinas. Tai čia, kur dabar stoviu, stovi ant tos vietos, kur Stalinas sėdėjo. Išneštos kėdės buvo, jos čia pastatytos ir jie čia padarė bendrą nuotrauką. Įdomu atrasti tokias istorinės akimirkas ir pabūti toje vietoje, kur vyko svarbus įvykiai pasauliui ir žmonijai. Potsdamo pakraštys ir priėjau tiltą, kuris jungė rytų Berlyną su vakarų Berlynu. Bet šis tiltas ne tik tuo garsus, kad per jį ėjo sujungimas šių Berlynų, bet ir dėl to, kad ant šio tilto rytai ir vakarai keisdavosi šnipais sugautais skirtingų šalių. Daugiausia, aišku, amerikiečių šnipas būdavo keičiamas į Sovietų Sąjungos šnipą. Būtent ant šio tilto, tai ką matydavome per filmus, dabar galima realiai ateiti ir pavaikščioti šiuo tiltu. Tikrai įdomi tokia vieta, stovint tarp 2 pasaulių. Tai ten buvo rytų Vokietija, o į tą pusę vakarų. Nu, ne Vokietija, bet prasidėjo vakarų Berlynas, nes Berlynas buvo izoliuotas aplinkui rytų Vokietijos. Ir kažkur šioje vietoje apsikeisdavo šnipais vidury tilto. Tikrai įdomi tokia istorija. Man asmeniškai norėjosi pereiti per šį tiltą, kuris visai atrodo neseniai atliko tokį svarbų vaidmenį. Nuo šios vietos visai netoli yra dar viena vieta, į kurią noriu nuvykti. Ir tai labai graži vieta, bet joje buvo sprendžiama milijono žmonių likimas. Ir tie milijonai buvo nužudyti. Taip kad vieta graži, bet sprendimai labai blogi. Tuoj pat į ją nuvyksiu. Šioje gražioje vietoje prie Vanzės ežero
jis visai šalia yra už šio pastato. Šiame pastate vyko vadinamoji Wannsės konferencija. Susirinko aukščiausi SS pareigūnai, Gestapo vadovas Mülleris, SS ir Reicho saugumo vadovas Heidrichas, kiti pareigūnai iš SS, aukšti pareigūnai, taip pat ministerijų vadovai, užsienio reikalų ministerijos ir kitų ministerijų. Vienu žodžiu, visas elitas tuo metu esantis nacių. Ir tie žmonės mandagus, su geru išsilavinimu, rafinuoti, kultūringi, tvarkingi, labai rimtais veidais sprendė, kaip išžudyti visus Europoje žydus, čigonus ir kitus nepatikusius jiems asmenis. Buvo nuspręsta, kad turės būti sunaikinta 11 milijonų žmonių ir būtent šiame pastate jie tai ir sprendė ir aptarė būdus, kaip tai padaryti. Apie Wannsės konferenciją aš sukursiu atskirą video, manau, kad tikrai verta tai daryti, nes tokie dalykai, kokie vyko čia, neįsivaizduojamas yra blogio brutalumas, kada be emocijų žmonės šaltais veidais viską sistemingai sprendė, kaip sunaikinti tokį didelį kiekį žmonių. Nėra pasaulyje, istorijoje nieko panašaus buvę ir tikiuosi, kad niekada nebus daugiau nieko panašaus. Per konferencijos pertrauką išeidavo štai čia parūkyti, pasikalbėdavo kolegos, kaip žudomi žydai, kaip šaudomi vaikai Rytų Europoje, Latvijoje, tas pats ir buvo Lietuvoje, Estijoje. Labai džiaugiasi, kad visi pagaliau Estijos žydai yra išžudyti. Į tai žiūriu kaip į amatą. Pirmiau jo mokomosi, vėliau išmokstama. Tik ne visi išmoksta vienodai gerai. Kaip jūsų vyrai ištveria? Kasdien tokios akcijos, ištisi kaimai. Jiems pabrėžiama, kad misija neišvengiama, o kitkas padaro degtinę. Jie išdildo dienos įspūdžius. Tik svarbu, kad negirtukliautų darbo metu, nes ima netaikliai šaudyti. Dar daugiau nemirtinai nušautieji naktimis ima ropštis iš duobių. Kitą rytą tokius tenka šaudyti iš naujo. Vienas iš mano karių labai mėgsta šaudyti vaikus. Mat be tėvų jie vis tiek neišgyvens. Jo manymu jis tiems vaikams daro paslaugą. Logiškai mąsto, tiesa? Čia vyko blogis toks, kuris virto Aušvicu, Treblinka, Bležecu, Sobiboru ir kitomis naikinimo stovyklomis. Galima pasivaikščioti po šį pastatą iš vidaus. Daug kambarių yra nacių valdymo metu. Šis pastatas priklausė SS svečių namams. Štai čia yra konferencijos protokolo visas dokumentas. Ir būtent čia surašyta, kiek dar buvo nuspręsta išžudyti žydų. Parašyta 11 milijonų. Šitą protokolą galima atsisiųsti iš svetainės šito muziejaus. Taip pat yra Lietuva, Liteun. 34 000 žydų dar turėjo būti nužudyta. Nors tuo metu, kai vyko ši konferencija, jau dauguma Lietuvos žydų jau buvo išžudyti. Čia yra nuotraukos visų konferencijos dalyvių. SS Hochmanas, Mülleris, Gestapo viršininkas, Eichmanas, kurį vadina holokausto architektu, Rudolfas Langė, Latvijoje žudė žydus, Heidrichas, kurį nužudė Prahoje, ir kiti aukšti pareigūnai. Pažiūrėkite, kokiais rimtais veidais, gražiai apsirengę, su baltais marškiniais, tvarkingi. Toliau lankau
nacių palikimą Berlyne ir šiek tiek už Berlyno pavažiavus apie 40 km į miestą Oranienburgas yra Sachsenhauzeno koncentracijos stovykla. Ja aš jums ir parodysiu. Apie šią stovyklą atskirai sukursiu išsamų video, kokie vyko medicininiai eksperimentai ir kaip buvo išnaudojami šioje stovykloje kaliniai. Galima sakyti, kad ne kaliniai, o aukos, nes kaliniai tai yra, kada žmonės kažką padaro tikrai blogo ir juos už tai įkalina. O čia dažniausia būdavo įkalinami žmonės, kurie nieko blogo nepadarė, tai yra kaip aukos. Stipriai lankoma ši stovykla, labai daug yra mokinių, galbūt patys vokiečiai. 1936 metais Berlyne prasidėjo vasaros olimpinės žaidynės. Jos prasidėjo rugpjūčio mėnesį, o tais pačiais metais jau Liepos mėnesį prieš buvo įkurta ši stovykla. Ši stovykla buvo pavyzdinė stovykla visų koncentracijos stovyklų. Joje buvo rengiami SS sargybiniai. Taip pat čia buvo pagrindinė visų stovyklų administracija, nes ši stovykla randasi visai netoli Reicho sostinės Berlyno. Vokiečių moksleiviai vežami ir supažindinami su savo istorija. Tai labai gerai, kad taip yra daroma, nes istorija greitai pamirštama ir paskui grįžtama prie to pačio. Todėl labai gerai, kad yra tokia programa Vokietijoje vežioti po koncentracijos stovyklas ir pasakoti šią baisią istoriją. Stovykloje buvo plačiai naudojamas priverstinis darbas ir visai netoli nuo šios stovyklos buvo statoma didžiausia pasaulyje plytų gamykla. Ir kiekvieną dieną 2000 darbininkų iš šios stovyklos, ne darbininkų, o įkalintų aukų eidavo į tą plytų fabriką dirbti ir tai buvo baisiausia, kas jiems galėjo būti, nes ten nevaldomai siautėjo SS sargybiniai, jie tiesiog galėjo nužudyti bet kurį kalinį be jokios priežasties. Užtekdavo vien, kad galbūt kalinys pažiūrėjo į jį ne taip, nepatiko žvilgsnis ar dar kažkas ir tiesiog vietoje galėdavo nušauti ir už tai nenešti jokios atsakomybės. Senas kelias išlikęs, kuris vedė prie stovyklos vartų. Koks didelis plotas šios stovyklos. Karo pabaigoje čia buvo labai daug kalinių. Šiuose patalpose skrosdavo medicininių eksperimentų aukas. Štai kokiais piešiniais pavaizduotas šių aukų gyvenimas. Medicininiai eksperimentai daromi būdavo, netgi padaro specialiai žaizdą ir tada į tą žaizdą užsiuva visokių šiukšlių ir žiūro, kaip išgydyti tas žaizdas, kurios pradeda pūliuoti. Užsiūdavo ir stiklų šukių, ir visokiausių medžio drožlių. Toks yra požemis po barakais ir prieš tai matėme dušus, kur kaliniai prausdavosi. Toks yra kankinimo įrenginys. Kalinį pririšdavo ir plakdavo botagais arba lazdomis. Čia įstatydavo kojas
kad negalėtų judėti, užlenkdavo ant šito suolo ir diržu per nugarą pririšdavo ir tada plakdavo jį. Žiauru, kai pagalvoji, ką išdarinėjo vokiečiai, tie kultūringos tautos atstovai. Stovyklos kalėjimas. Parodytos visokios bausmės, kokios buvo vykdomos. Štai čia tie stulpai, prie kurių pririšdavo aukas ir įvykdydavo egzekuciją. Čia yra duobė, į kurią įmesdavo kalinį ir palikdavo kažkuriam laikui jį tenai. Ji uždaryta, nėra kaip pažiūrėti, bet matosi gili duobė, kokie 3 metrai. Kas čia per įrenginys, tai nežinau, bet irgi kažkoks kankinimo įrenginys. Žmonės būdavo marinami badu, kankinami, mušami ir žudomi. La funzione, si può dire, la posizione della Chiesa sia cattolica che opposizione, però all'interno sia della Chiesa cattolica che di Chiesa. Baisiausia, kas dar šioje stovykloje buvo, neskaitant medicininių eksperimentų, tai batų bandymų takas. Tai buvo tiesiog didelis takas, kuris padengtas buvo įvairiais sluoksniais gruntų ir kaliniai, aukos, šios nelaimingos aukos, turėdavo žingsniuoti tuo taku, ratu, ratas iš rato, valanda po valandos ir netgi visą parą reikėdavo, ar net daugiau, tol kol nukrisdavo. Ištisas valandas su nepatogiais kareiviškais batais. Tie batai nutrindavo jiems kojas, taip stipriai nutrindavo, kad netgi iki kaulo, bet tu negalėdavai tiesiog imti ir nukristi. Jei nukrisdavai, tave iš karto SS sargybinis nušaudavo. Eidavai tol, pakol prarasdavai sąmonę ir vienaip ar kitaip vis tiek tave nušaudavo. Labai mažai kas išgyvendavo šį batų bandymą. Šiame take buvo įvairus gruntas, akmenys, smėlis, betonas, asfaltas ir tai būdavo bandomi kareiviškų batų padai ir šiaip žiūrėdavo, per kiek laiko susidėvi kareiviški batai. Tai įsivaizduokite, kas likdavo iš tų kalinių kojų. Visas šis ratas tęsėsi 700 metrų ir juo ratu taip eidavo ir būdavo netgi taip, kad ir iki 2 ir net iki 3 parų, pakol žmogus mirdavo. Tai vienas baisiausių eksperimentų, kuris galėjo nutikti žmogui, nes jis buvo labai ilgas ir skausmingas, tol kol žmogus mirdavo. Einu šalia to rato, apeisiu aš jį visą ir bandau įsivaizduoti, kaip šiuo taku eidavo šios nelaimingos aukos. Eidavo ir eidavo, gyvent norėjo, o išeities kitos nebuvo. Tu vis tiek eidavai, nežinodavai, kad kitu atveju mirsi. Berlyno mieste yra buvęs pagrindinis kalėjimas, kuriame vykdavo nuteistųjų egzekucijos. Einu pasižiūrėti, kas iš jo yra išlikę. Nu, ši tvora tai kaip kokiam kalėjime. Aš nežinau, gal čia dar koks kalėjimas ir yra. Aukšta labai tvora ir viela ant viršaus yra. Labiausiai pagarsėjęs šis kalėjimas buvo nacių laikais. Per jų valdymą čia buvo 3000 egzekucijų įvykdyta.
Štai kaip jis atrodė. Kameros, kur vykdavo egzekucijos atkabliai 1, 2, 3, 4, 5, iškart 5 pakabindavo, pakardavo. Čia taip pat ir giljotina buvo, iš pradžių galvas kapojo kirviu, bet ne naciai jį pastatė, šitą kalėjimą jisai pastatytas 50-60 metų anksčiau iki nacių. Čia taip pat vykdavo egzekucijos, bet naciai vykdė jas masiškai. Atminimo aukoms šis paminklas. Per bombardavimus vienu metu šis kalėjimas buvo stipriai apgadintas. Keliems kaliniams pavyko pabėgti, kurie buvo nuteisti mirties bausme. Tada įsakė kuo greičiau kitiem įvykdyti mirties bausmę, kad ir kiti nepabėgtų per kitą bombardavimą Berlyno. Tai buvo pakabinti 8 kabliai, taip kaip kokiu konvejeriu. Jie ėjo ir juos kardavo vis žmonės. Taip kaip kiaulės užkabina mėsos kombinate, tai taip žmonės užkabindavo ant tų kablių. Štai šioje patalpoje yra ta vieta, kur žmonės pakardavo. Taip pat kažkur ir buvo giljotina, bet paskui giljotinos atsisakė, nes karimas buvo jiem labiau žeminantis, norėjo labiau žeminančią tokią bausmę Hitleris taikyti nuteistiesiems, negu kad giljotinuoti žmogų. Dienos keičiasi, o aš toliau seku tą pačią tematiką, Berlyne vaikštau po istorinės vietas ir dabar esu štai tokioje vietoje. Tai yra memorialas skirtas Europos žydams nužudytiems per nacių valdymą. Labai daug buvo diskusijų dėl šio paminklo pastatymo, įvairių buvo nuomonių ir vis dėlto jisai netaip jau seniai yra ir pastatytas. Jis pastatytas toje pačioje vietoje, kur buvo siena tarp rytų ir vakarų Berlyno. Taip pat, kas labai įdomu, kad visai šalia šios vietos, ir netgi galbūt siekė ir šią vietą, buvo nacių laikais propagandos ministro Gebelso vila. Jisai čia gyveno, šioje vietoje, kur dabar šis yra paminklas žydų aukoms. Po jį galima vaikščioti kaip po kokį labirintą. Jisai tikrai labai didelis, apie 2 hektarai ploto. Šie luitai, kurie yra, jie vis didėja ir didėja, prasideda nuo mažų ir einant vis toliau jie vis didesni darosi. Statyba šio memorialo nepraėjo be skandalų ir labai įdomus vienas skandalas, kuris buvo, kada paaiškėjo štai toks dalykas. Šitie luitai, jie yra dengti tam tikra danga dėl to, kad nepripaišytų nieko su jokiais dažais. Vienu žodžiu, dažai labai lengvai nusivalo arba iš vis jie neišlieka. Tai speciali danga tokia padengta, kad nebūtų jokių svastikų ten ir panašiai pripaišyta. Bet, kaip paaiškėjo, kas dengia šią dangą? Šią dangą dengia Vokietijos įmonė Degussa, kuri karo metu gamino Zyklon B dujas, skirtas žydų žudymui. Žinoma, buvo dideli prieštaravimai, žydų bendruomenė iš karto
užprieštaravo, kad pakeisti įmonę, o tą dangą nuvalyti ir padengti kitą dangą. Bet jau buvo labai daug padaryta, labai daug uždengta ir būtų laukę dideli nuostoliai, nieks nenorėjo tų nuostolių prisimti, miesto savivaldybė taip pat nesutiko su tuo ir žydų bendruomenė nusileido. Taip ir liko ta danga tos pačios įmonės, kuri kadaise karo metu gamino Zyklon B dujas. Jinai taip pat dabar užsiima irgi chemiją ir būtent šita chemija, kuri yra uždėta ant šių luitų žydams atminti, yra tos įmonės, kuri nuodijo tuos pačius žydus. Po šiomis telomis yra muziejus, kuris yra apie holokaustą. Štai toje vietoje mokėti nieko nereikia, galima jį aplankyti. Bet šiandieną labai daug žmonių laukia eilė, o mano laikas ribotas, todėl aš einu prie kito objekto, taip pat ne ką mažiau įdomaus. Kaip jūs galvojate, į ką šie žmonės žiūri? Nieko nematyt lygtais, o jų tiek daug tų žmonių. Šioje vietoje buvo pagrindinis Hitlerio bunkeris. Paskutiniais karo mėnesiais Hitleris buvo čia, jis praleido paskutinės ir savo dienas ir šioje vietoje buvo sudegintas. Vokietija nusprendė, kad nebūtų jokių garbinimų ir visų kitų dalykų, bunkerį sunaikinti, jį išmontavo, užpylė žemėmis ir įrengė šioje vietoje mašinų stovėjimo aikštelę. Kažkur šioje vietoje Eva Braun su Hitlerio sekretorė išvesdavo Hitlerio šunį pasivaikščioti. Deja, ilgai negalėdavo būti lauke, nes jau tuo metu prieš pat rusams užimant Berlyną šaudydavo visur artilerija. Čia kažkur Hitleris buvo išėjęs ir apdovanojęs jauniausius savo kareivius, kurie naikino rusų tankus. Tie kareiviai buvo vaikai nuo 14 metų, galbūt iki 18. Tai va štai tokia buvo paskutinė apdovanota Hitlerio armija. Kažkur šioje vietoje buvo duobė, kuri buvo nuo artilerijos atsiradosi. Į tą duobę įmetė Hitlerį, jo žmona Eva Braun ir užpylę benzinu sudegino juos. Taip pat ir netoliese Hitlerio palaikų po kelių dienų nusišovė Gebelsas su savo žmona. Prieš tai žmona nužudė savo 6 mažus vaikus, duodama jiems nuodų, ir tada jie nusižudė. Juos taip pat sudegino šalia Hitlerio. Štai ši vieta yra štai čia. Iš čia išeidavo pagrindinis išėjimas iš bunkerio šioje vietoje. Bunkeris tikrai labai didelis ir labai gerai apsaugotas buvo. Jisai ne tik šiose vietose, kur padaryta mašinų stovėjimo aikštelė, bet ir plėtėsi kur kas daugiau. Visai netoli nuo čia yra buvusi Reicho kanceliarija ir bunkeris buvo sujungtas su Reicho kanceliarija. Šioje vietoje yra Reichstagas ir tai buvo vieta, kuri buvo ypatingai stipriai ginama. Vis tiek buvo neįmanoma atlaikyti
rusų puolimo ir virš šio Reichstago buvo iškelta Sovietų Sąjungos vėliava. Dabar yra Vokietijos ir Europos Sąjungos vėliavos. Galima į vidų užeiti, reikia eiti štai per tokį postą ir taip papulti į patį pastatą ir netgi į tą kupolą, garsų į kupolą, kuris jau buvo ir karo metu. Kaip kas bandė įkalbėti Hitlerį palikti Berlyną ir vykti į santykinai saugę Bavariją, bet Hitleris nesutiko su jokiu išvykimu, nors buvo paruoštas ir lėktuvas, kuriuo galėjo jį įskraidinti. Štai čia ir yra viena žymiausių vietų Berlyne ir labiausiai buvo nukentėjusi ši vieta per oro antskrydžius. Šie vartai buvo apgriauti kažkiek, bet visiškai nesunaikinti. Tik tie žirgai šiek tiek apdaužyti, kažkas nuo jų buvo nusimušę, gal galva, bet jie dabar jau yra atstatyti tokie, kokie ir buvo tuo metu iki karo. Anksčiau čia buvo rytų Berlynas šioje vietoje, o už vartų, kur arkliai jau nusisukę savo nugaromis, buvo vakarų Berlynas. Bet šioje vietoje įdomu pavaikščioti ir dėl to, nes karo metu ši vieta buvo labai stipriai bombarduojama, apšaudoma ir čia buvo netgi įkurtas toks laikinas lėktuvų nusileidimo takas, lengvų lėktuvų ir tarkim tuo lėktuvu netgi buvo siūloma paskutinėmis dienomis Hitlerį išgabenti iš Berlyno, bet jisai atsisakė. Ši vieta yra rusų karių masinė kapavietė, kurie žuvo kovodami dėl Berlyno užėmimo ir yra keli tankai. Kelios yra tokios kapavietės, kur padaryta jiem atminimas. Ši randasi vakarų Berlyne, taip pat yra ir rytų Berlyne, bet tolokai nuo šios vietos, tai parodysiu tik šią vietą. Apie Raudonosios armijos karių siautėjimą Berlyne sukursiu atskirą video, taip kad prenumeruokite kanalą, jeigu jums įdomu, jūs tai pamatysite. Raudonosios armijos kareiviai pasižymėjo didelę aistrą Berlyno moterims, nors galbūt būtų neteisinga sakyti, kad tik Berlyno moterims. Jie prievartavo visur, kur tik tais ateidavo, nesvarbu, ar tai buvo Vokietija ar kita šalis, netgi dar karo metu, kada rusų kariai, Raudonosios armijos kariai buvo Jugoslavijoje, tai net pasibaisėjęs Tito, kuris valdė tuo metu, buvo lyderis ir pasibaisėjęs tais prievartavimais, netgi Stalinui skundėsi, kad jisai sudrausmintų savo karius, kad jie nesielgtų taip žiauriai su moterimis, jų neprievartautų, nemuštų. Bet Stalinas tokį atsakymą davė Titui, kad didelio čia daikto, kad kareivukai pasimėgaus šiek tiek su merginomis, tegul tipo mėgaujasi ir taip jau jie yra daug matę vargo. Todėl buvo visiškai žalia šviesa uždegta Raudonosios armijos kareiviams, o tai, ką išdarinėjo jie Berlyne, tai buvo išvis žiauru, išvis. Lipu į vieną iš gynybinių miesto bokštą. Yra kaip kurie išlikę. Aplink Berlyną buvo daug tokių gynybinių bokštų. Jie dažniausiai buvo skirti priešlėktuviniai, tokia kaip oro gynyba. Bet vėliau, kada jau rusai veržėsi į miestą,
nuo viršaus patrankos būdavo nukreipiamos ir į sausumą, į tankus ir į kitas vietas. Berlyne yra tik tais 2 bokštai išlikę, vienas iš jų čia, bet ir tai dalis jo yra sunaikinta. Išlikusios tokios aikštelės, kur buvo pabūklai, kurie šaudė į lėktuvus. Taip pat čia slėpdavosi labai daug žmonių. Vienas iš bokštų, kuris buvo pats didžiausias prie Berlyno zoologijos sodo, jame galėjo slėptis gyventojų, kada jau buvo stipriai bombarduojamas Berlynas, o Berlyną labai stipriai sąjungininkai bombarduodavo, tai daugiausia sulaukęs antskrydžių miestas Vokietijoje. Taigi tenais galėdavo tilpti net iki 30 000 gyventojų tame bunkeryje. Šioje vietoje, kur anksčiau stovėjo pabūklai, tai dabar tokia meninė instaliacija. Patys bokštai yra ant kalno, 2 matau aš juos. Ir šiame kalne, pačiame kalne buvo daug visokių patalpų, kur laikydavo sviedinius, amuniciją ir kur galėdavo slėptis patys gyventojai. Įdomu čia užsukti ne tik dėl kaip istorinio dalyko šio bokšto, bet netgi ir pasižvalgyti į patį Berlyną. Jis labai gerai matosi nuo čia, tokia apžvalgos aikštelė. Čia taip pat buvo pabūklas. Dabar tik tais matosi, kad vieta tokia buvus. Patys vokiečiai kratosi istorijos apie nacizmą ir nieko nenori palikti, kas primintų visą tai. Viename bokšte, kuris buvo prie zoologijos sodo, yra tokie pasakojimai liudininkų. Dažnai bombos pataikydavo į zoologijos sodą ir užmušdavo gyvūnus. Žmonės matė, kada sužeidė didelę rudąją mešką, kuri skausmo riaumojo. Jos visas pėtis buvo sužeistas, po kiek laiko jinai nukraujavusi mirė. Žmonės nelabai turėdavo maisto, todėl jie nuėjo ir tą mešką išdarinėjo ir įsikepė jos mėsą. Taigi netgi Berlyno zoologijos sodo gyventojai, kurie jau mirdavo iš karto nuo sviedinių, nuo artilerijos, nuo bombų, jie būdavo veltui nepaliekami, kuriuos buvo įmanoma valgyti, tuos ir suvalgydavo. Tai, kad valgė arklius kritusius, tai labai daug yra nuotraukų, kada žmonės mėsinėja jau arklį tiesiog gatvėje ir pasiema mėsą su savimi. Todėl nieko nuostabaus, kad ir mešką suvalgė. Vieta, kur irgi buvo artilerija. Ir iš tikrųjų šį bokštą būtų galima papulti į vidų, bet jis yra neprieinamas, yra grotos, bet viduje yra kambariai, matosi. Nėra tik kaip parodyti. Reikalui esant, dar jis galėtų būti panaudojamas kaip apsauga nuo kokių nors karo padarinių. Nacistai mėgdavo labai tokius masyvius daryti bunkerius visokiausius, apsaugos bokštus, labai negailėjo betono. Betono būdavo sienos ar lubos kelių metrų, todėl juos netaip paprasta ir išmontuoti yra. O sugriauti net per karą nesugriovė netgi krintančios bombos.
Matosi ant šio bokšto sienos visokiausi nelygumai, galbūt į jį šaudė iš kokių tai tankų ar iš šiaip artilerijos, bet sienos pramušt buvo neįmanoma, tik šiek tiek jinai tokia apskaldyta. Tai va ten yra nelygumai, daug kur visa beveik siena, o ten irgi. Ir pasakysiu, kas mane stebina, tai kad aš Berlyne nematau nei vieno svastikos ženklo. Nėra įprasta ant sienų jų piešti, taip kaip kitur daug kur esu matęs, Serbijoje, netgi Lietuvoje, daug kur yra svastikos ženklų. Čia aš dar nesu matęs, o tokioje vietoje, kaip šis bokštas, jų tikrai turėtų būti, bet nėra. Tai pagirtina.